Ar žinai, kaip gimė tavo valstybė? Kas karaliui Mindaugui padėjo sukurti šalį? Kodėl žemėlapyje atsirado Lietuva? Daugiau nei prieš 800 metų, tarp tankių miškų ir neįžengiamų girių stūksojo piliakalniai. Ant piliakalnių tvirtovės valdomos karingųjų baltų kunigaikščių, narsūs, ambicingi kariūnai plėtė valdomas žemes, jungėsi į didesnes bendruomenes. Kovos, ugnies ir kraujo laikai nestokojo, o į istorijos puslapius žengė Mindaugas. Sveiki mokiniai, mokytojai ir visi, žiūrintys pirmąją ciklo Kas, kaip, kodėl apie valstybingumo šventes vaikams laidą. Čia mes kalbėsime apie įvykius ir aplinkybės, lėmusios mūsų šalies atsiradimą, kūrimą ir atkūrimą, bei kitas įdomybės, kurios padės suprasti, kaip gimė Lietuva ir kodėl svarbu švęsti valstybinės šventes. Kodėl mes turime net 3 valstybinės šventes ir kuo jos skiriasi. Taip pat mėginsime atsakyti moksleiviams kylančius klausimus į visus kas, kaip, kodėl, kurie ištinka kasmet minint valstybingumo šventes. Pradedame nuo Liepos 6-osios Mindaugo karaliavimo laikų, kuomet aplinkui virė daugybė intrigų ir po truputį klojosi būsimo valstybingumo pamatas. Apie tai, kaip atrodė to meto Lietuva, mums padės sužinoti profesorius Alfredas Bumblauskas. Sveiki, profesoriau. Labą dieną. Šiandien mes gyvename tokį iš pirmo žvilgsnio įprastą gyvenimą, vaikai eina į mokyklas, suaugusiai keliauja į darbus, yra parduotuvės, prekybos centrai, automobiliai, visokios pramogos. O kaip atrodė gyvenimas Mindaugo Lietuvoje? Nepasakyčiau, kad lengvas klausimas. Lengviausia yra atsakyti taip, nieko to nebuvo. Ką jūs dabar paminėjot? Žmonės neidavo į mokyklas, nes jų nebuvo. Žmonės neidavo į prekybos centrus, nes jų nebuvo. Ir panašiai. Žodžiu, yra visuomenė, kuri ką tik išėjo iš miško. Ji yra tokia barbariška visuomenė. Gyvena dažnu atveju ant plėšimų. Plėšdavo kaip žvėris. Net Lenkai persigando prūsų. Tai iš kur tas vokiečių ordinas atsirado? Kad atiduota teritorija, po to buvo sugalvota, kad tai tokia istorinė klaida, bet vienaip ar kitaip prūsai buvo labai nedraugiški krikščionims Lenkams. Tai panašiai buvo ir lietuviai. Profesorius Gudavičius yra pavadinęs lietuvių sausumos vikingais. Sausumos vikingais. Tai reiškia, žino, kad iš karto puls ir plėš. Tai va, tai turint tai galvoj, tai tada ta lietuvėlė mūsų, visa ta ankstyvoji istorija, ji tokia grubi, kartais net žiauri. Pavyzdžiui, Žvelgaičio berods žygis 1206 metais į pas estus. Tai žiemgalį jos pasitinka, nukapoja galvas ir vežasi vežimą galvų vaikučiams, kaip futbolą paspardyti. Tai va tokia istorija yra. O kaip viskas tuo metu susidėliojo, kad Mindaugas tapo karaliumi, kad Lietuva tapo valstybė? Ar čia viskas jau labai seniai tai pradėjo link to eiti? Ir vėl sunkus klausimas, labai sunkus. Atrodo, kad kai lietuviai išžengė, kaip rusų metraščiai sako, iš savo balų ar pelkių, išlindo iš miškų, tai buvo tik tai kokie 1185 metai, žodžiu, 12 amžiaus galas. Mindaugui dar reikia sulaukti, kokių 40 metų. Tai kažkas kuriasi kažkokia tai socialinė organizacija, kurioje jau nebėra lygiavos. Va, ir ant tos jau nelygiavos ir atsistoja Mindaugas. Tai tas santykis ryšiai su Livonija padaro, kad Mindaugas yra laikomas išmintingu. Šiaip galėtume net Mindaugą vadinti išmintinguoju. Der Weise, kaip sako vokiečiai. Bet mes nelabai mėgom iki šiol Mindaugą, nes jis
žudė brolius ir brolėnus. Tai kaip sako rusų metraščiai. Ir tai nėra šmeižtas. Jis iš tikrųjų daug ką išdaužė. Va, tai tą turint galvoj, mes turim suprasti, kad visos valstybės panašiai kūrėsi. Nėra kažkokių kitų dėsningumų. Turi ateiti kažkokios tai genties vadas. Dažnu atveju jau yra pasivadinantis jis kokį nors ten, Lietuvoje turbūt tai būtų kunigas savoka. Kunigaikštis yra jau išvestinė. Kunigai, kurie vieni kitus nurungia. Tai Mindaugas šiuo atveju tapo tas gudrusis, tas išmintingasis, kuris pergalėjo kitus. Jam opozicijoje yra ir Žemaičiai, ir Livonija, ir Volynė Haličas. Jis sugebėjo, kartais aš sakau, o kaip sugebėjau? Papirkdamas. O kas tai yra? Korupcija. Kyšio davimas. Andriui Štirlandui, Andriui Štiriečiui, Livonijos magistrui, kad jis perėtų jo pusę. Tai čia tokia yra gudrumo daug. Bet istorija tai tokia žiauroka yra. Nenorėčiau gyventi tais laikais. Sveiki, Kristina. Labas. 13 amžius iš tikrųjų buvo jau švelniai tariant gana senai, ar ne? Bet kaip istorikai šiandien sužino apie tų laikų gyvenimą? Gal jie, nežinau, turi kokią laiko mašiną, kad grįžta, pažiūri, kaip viskas buvo ir tada viską aprašo mums. Laiko mašinos dėja neturime ir iš tiesų sužinoti apie laikotarpį, kada kūrėsi mūsų Lietuva, kada turėjome savo karalių Mindaugą, tikrai yra sunku. Žinoma, tam reikia pasitelkti netgi, sakyčiau, trejopus šaltinius. Pirmiausia, reikia pažabotos mokslininkų fantazijos, tada rašytinių šaltinių ir archeologinių duomenų. Žinoma, tų rašytinių šaltinių yra labai nedaug. Turime keletą kronikų, bet tas kronikas rašė mūsų priešai vis tik, ar ne? Vokiečių, Livonijos, kalavijuočių ordino atstovai. Tad mūsų aprašomi įvykiai yra pateikiami per propagandos prizmę. Vakariečiai norėjo pateisinti savo buvimą čia, tad ir pateikė mus kaip žiaurus pagonis, žudančius krikščionis, netašytus. Tad turime labai atsargiai laviruoti tais šaltiniais. Taip pat yra ir rytų kaimynų rašyti metraščiai. Juose Lietuva taip pat vaizduojama gana tendencingai. Jų tikslas yra paaiškinti ir pabandyti pagrįsti savo teisę į tuo metu besikūrenčios Lietuvos teritoriją. Tad vėl visko už gryną priimti negalime. Turime ir keletą laiškų rašytų Mindaugo išlikusių, bet dėja juose nei apie kasdienybę, nei apie jo jausmus ar pasaulėžiūrą taip pat nieko nesužinosime. Keletą dokumentų. Aišku, yra ir tokių labai įdomių šaltinių, kaip pavyzdžiui, vokiečių ordino šnipų aprašymai, ką jie čia toje Lietuvoje matė. Bet jeigu norime kažką sužinoti apie kasdienybę, kaip gyveno tie lietuviai, ką jie valgė, kuo jie tikėjo, čia jau turime pasitelkti archeologinius duomenis ir archeologinius radinius. Esu girdėjęs, kad Mindaugo žmonės labai dažnai kariaudavo ir kad pats Mindaugas mėgdavo dažnai iškelti savo kalaviją į viršų, bet iš kur jie turėdavo tuo metu tiek daug jėgų, nes nebuvo nei sporto klubų kažkokių, nei vitaminų, nei maisto papildų, galbūt juos iš užsienio kažkur siųsdavosi, nežinau. Tai kągi jie valgydavo, kad būdavo tokie stiprus? Oi, valgydavo lietuviai labai daug ir labai sočiai. Ir mūsų dietos pagrindą tuo metu sudarė faktiškai du dalykai – mėsa ir grūdai. Mėsa buvo valgoma tiek laukinė, sumedžiota, tiek ir ūkiuose išauginta. Tiesa, ūkiuose išauginta mėsa buvo laikoma vertingesnė negu laukinė žvėriena. O grūdų pagrindas buvo rugiai, miežiai, avižai, grikiai, gal dabar jau kiek egzotiškesnės kruopos kaip soros,
Savo dietą labai jie paįvairindavo žirniais, šiek tiek pupelėmis, lęšiais. Iš kruopų visų šitų jie ne tik kepdavo paplotėlius, nes paplotėliai buvo valgomi kasdieną, o jau duona buvo iškilmingas maistas, kurį valgydavo diduomenė arba paprasti žmonės per šventes. Jie taip pat šutindavo ir košės, šutindavo su įvairiais taukais, vandens virimui nenaudodavo, nebuvo tokios mados, o daržovių ir nevartodavo. Vienintelė daržovė, kurią mėgo, tai buvo ropės, nes ropės labai gerai išsilaikydavo mūsų klimate per visą žiemą. Net ir dabar lietuvių pamėgtas kugelis pirmiausia buvo kepamas iš ropių. Desertui, žinoma, valgydavo medų. Jau ko mums netrūko, tai medaus. Bičių turėjome labai daug. O atsigerti, kaip Duisburgietis rašo apie prūsus, kad gėrė tik tais vandenį, midų, taip jis pavadina medaus vyną, alaus dar nepažino. Alus į Lietuvą atėjo šiek tiek vėliau, sakykime 14 amžius, kažkur 14 amžiaus vidurys. Bet jau kai atėjo alus, tai alaus lietuvis vyras išgerdavo 3 litrus per dieną. Bet, žinoma, jis skiesdavo vandeniu ir jis būdavo gana silpnas. Tiesiog gerti paprastą vandenį, kada dar nebuvo suvokiama, kad jį reikėtų, pavirinti, buvo gana pavojinga ir buvo galima susirgti. O treniruodavosi medžioklėse. Medžioklė buvo ne tik pasiruošimas kovai ir bandymas išmokti valdyti ginklus, bet ir vikrumo, narsos, drąsos išbandymas. Juk vyras turėdavo su ietimi ar kardokšniu stoti prieš tokį galingą žvėrį kaip tauras arba stumbras. Tai tikrai skatino vyrų drąsą. Žinoma, labai skatino ir užsiminėti tokiam sporto šakom, pirmykštėm sporto šakom, kaip ristynės, imtynės. Ir tikriausiai numanu, kad kilmingųjų vaikai taip pat dovanų gaudavo žaislinius kalavijus, kuriuos skatino naudoti. Išgirdus žodį rūmai, pirmiausia, bent jau man iškyla toks vaizdinys, kad daug bokštų, bokštelių, didžiulė prabanga, ant sienos didžiuliai plazminiai televizoriai. Ar yra kažkokios informacijos, kažkokių žinių, kaipgi atrodė Mindaugo pilis? Informacijos daug nėra. Ką žinome tikrai, plazminių televizorių nebuvo. Iš tiesų, kada kalbame apie Mindaugo pilį, pirmiausia, mes galvojame apie Vorutą. Kaip bebūtų paradoksalu, tai yra vienintelis žinomas Mindaugo pilies pavadinimas, bet mes nežinome jos lokacijos. O pilių Mindaugas turėjo daug, jis buvo tikras keliauninkas. Tuo metu nebuvo tokio dalyko kaip sostinė, ten, kur yra valdovas, ten ir yra pagrindinė rezidencija ir sostinė. O valdovas darydavo tokį dalyką, jisai kieminėdavo, tai yra važinėdavo po savo valstybę ir vis užsukdavo pas savo didikus, kunigaikščius į pilis, susirinkti duoklę, pirmykščius mokesčius ir taip netgi įtvirtindavo savo valdžią. Ką mes žinome, kaip tos pilys atrodė? Jos tikrai buvo medinės, mūro Mindaugo laikais dar nebuvo. Žinome iš kronikų, kad gynėjai pilių gindavosi nuo pilies sienų, reiškia, jas supo kažkokia galerija. Taip pat pilis nebuvo pats sau vienas pastatas, sudarydavo priešpilis, tai yra įtvirtinimas, ir papilys, įtvirtinta gyvenvietė. O kaip jau buvo viduj, galime tik daryti analogiją su rytų kunigaikštyščių medinė architektūra. Tikriausiai grindys buvo išklotos kilimais, sienos galbūt tinkuotos ir netgi puoštos freskomis. O prabangos elementai pagrindiniai buvo 2. Tai pirma, bedūmis šildymas, nes paprasti žmonės gyveno dūminėse pirkiose, o antras, įstiklinti langai. Ačiū, Kristina, už įdomų pasakojimą. Prašau. Artėjant valstybinėms šventėms, vaikai labai dažnai klausia savo tėvų, senelių, artimųjų giminaičių, kas ten vyko, kaip vyko, kodėl vyko, ir štai dabar jie pasinaudoja progą, jog šių klausimų gali paklausti paties istoriko. Ir štai pradėkime nuo tokio klausimo, ką ir kur mokėsi Mindaugas. Niekas nežino. O mano atsakymas būtų niekur nesimokino. Nes jau minėjau, kad tai yra barbariškos visuomenės iškeltas žmogus, kuriam mokykla buvo turbūt Livonijos vienuolis Kristijonas. Tai rodo Mindaugo sugebėjimą, aišku, išklausinėti, kas yra pasaulis. Tai metu, kas yra popiežius, kas yra imperatorius. Ir jo mokykla yra ta Kristijono mokykla, turbūt.
Taip drįsčiau atsakyti. Kitas klausimas, kaip Mindaugas ruošėsi karūnavimui ir iš kur jis žinojo, kaip ta visa ceremonija turi atrodyti? Aš jau bandžiau atsakyti. Iš Kristijono. Manyčiau. Iš Kristijono turėjau sužinoti, kokia prasmė to visko ir kaip tą reikėtų daryti. Bet mes neturim jokių duomenų, ar buvo laikomosi protokolo. O protokolas sako taip, kad turi būti katedra, kurią mūsų romantiniai paišytojai paišo kaip pagonišką vos ne šventyklą. Taip irgi negalėjo būti. Bet dar kitas klausimas yra, nežinom, kiek vyskupų dalyvavo. Šiaip turėjo būti 3. Vaikai labai domisi, galbūt jie netyčia gyvena Mindaugo kaiminystėje ir jie klausia, kur gyveno Mindaugas, jeigu žiūrėti pagal dabartinius mūsų Lietuvos miestus ir rajonus. Nu, ką galėt sakyti, nežinau. Elektrėnus, tarkim. O kurioje gatvėje maždaug? Galėtų ir apie gatvę pagalvoti, kokį nors Vilniaus gatvėje. Ne, čia juokas juokais, bet yra sunku, nežinom. Žinom tik tai tiek, kad ta Lietuvos daugmaž struktūra tokia. Mindaugas iš pradžių užvaldo Lietuvos žemės siaurąja prasme. Tai reiškia tarp Nemuno ir Neries. Bet turi ryšių su žemaičiais. Susigiminiavęs yra. Dėl to kariauja su žemaičiais dėl savo sosto reikalų. Va, o ką daugiau gali pasakyti, nežinau. Nežinau, ar žinau kas nors. Žodžiu, mokiniams reikia pasakyti. Dažnu atveju tokius dalykus žino tik Dievas. Priežastis kokias nors, pasiekmes, čia yra dievų reikalai. Bet gal moksleiviam pasiseks ir atsakysite kitą jų sugalvotą klausimą, kągi Mindaugas veikdavo laisvalaikiu. Ką veikdavo laisvalaikiu? Nu, aš manau, medžiodavo. Medžioklė yra tokia pramoga, kurį mes matome per visą kunigaikščių istoriją. Medžiodavo Vytautas, stumbro medžioklė buvo tokia jaunimo vos ne lavinimo priemonė. Sumedžiojo tokį stumbrą, tarp kurio ragų gali žmogus atsisėsti. Tai jau čia jėga. Koks Mindaugas buvo kaip politikas, jau papasakojate, o gal yra kažkokių žinių, arba gal galima tiesiog nuspėti, koks jis buvo tėvas ir vyras? Su Morta jis gerai sutarė. Morta net buvo jam patarėja. Vadinasi, kai kada darom išvadą, kad kažkokie tie jausmai, kuriuos gali apibūdinti tokia meilės savokom ar tokio solidarumo, buvo jau. Moksleiviams labai įdomu, kodėl mūsų valstybės herbas yra vytis ir kokiagi yra jo reikšmė. Nu, čia sunku pasakyti, ar Mindaugo laikais buvo. Bet mes žinom iš Bychodco kronikos, kad vytis laikomas tėvynės gynėjų. Raitelis ant žirgo, kuris gina tėvynę. Nors pati ta savoka vytis, yra tas, kuris vejasi. Man kitoj paaiškinimo nėra. Va, tai mes turim tą istorijos tokią jau, tą istoriją, tokie fragmentus, kada mes pamatom vytį ant Vytauto heraldikoje. Atrodo, kad jis jau yra Algirdo dėdės, ankstyvesnis. Ir mes pamatom, kad apskritai vytis tai yra portretinis valdovo vaizdavimas. Egidijau, Liepos 6-ąją kartu su moksleiviais domimės, kaipgi atrodė gyvenimas Mindaugo Lietuvoje.
Ir gal pradėsiu nuo klausimo, kaipgi atrodė to meto vaikų kasdienybė, ką jie veikdavo per dienas, ar jie turėjo kažkokių būrelių, ar jie lankė mokyklą, ar jie žaisdavo kompiuterinius žaidimus, kaip ir šiuolaikiniai vaikai. Vaikystė Mindaugo laikų Lietuvoje, tai 13 amžiuje. Ohoho, tiesą pasakius, nežinau, ar norėčiau tuo metu būti vaiku. Sakykime, to laikotarpio taip visai mėgėjas, tai dažnai bandau įsivaizduoti, jeigu man jau nepasisektų ir būčiau, tarkim, miestietis arba valstietis ir ką aš tada veikčiau, jeigu man būtų 12 metų. Ogi, kad jau vaiku, tai tikrai nebūčiau tokio amžiaus. Nes 12 metų, 13 amžiuje, tai jau visai pusiau suaugęs žmogus. Juolab, kad dabartinis 12-metis, tai jau, sakyčiau, beveik gerokai ir praaugęs to laikotarpio žmogų. Vat, ir, nežinau, kelčiaus matyt ne 7 ryto kaip dabar, kokią 5 ir eičiau jau dirbti lauko darbų ūkyje pagelbėčiau, jeigu būtų laimė tokį turėti. Žemės ūkyje, prie gyvuliuko, žąsų paganyti, karvyčio. Mokytis tai greičiausiai netektų. Rašyti turbūt ir neišmokčiau per savo gana neilgą gyvenimą 13 amžiuje. Nebuvo tokio tarpo kaip dabar kūdikystė, vaikystė, paauglystė. Tai paauglystė kažkaip tai prašokdavo. Ir vaikai, kai gimdavo, išgyventi jiems buvo sunku. Ir pirmi metai, gal 2 metai, tai iš esmės apspręsdavo, ar žmogus išgyvens ar ne. Ir viskas dėl, be abejo, vėlgi, prastos mitybos, prastų gyvenimo sąlygų, nebuvimo daktarų. Ir tada jau, jeigu jau pasisekdavo ir vaikas tikrai jau išgyvendavo tuos kelis metus, tai jau tada gana greit tėvai griebdavo jį prie ūkio darbų ir neturėdavo jie tiek laisvės ar laisvo laiko kaip dabar. Rašyti ir skaityti mokėsi, kaip jau minėjau, toli gražu ne visiems tai buvo reikalinga. O kažką labai sakyti apie tai, ką jie veikia kasdien, tokią dienotvarkę, dienoraščių, jeigu kažkoks vaikas ir sugalvojo jį rašyti, mokėdamas rašyti, paprasčiausiai tas dienoraštis neišliko. Profesija kario buvo svajonė ir kadangi reikėjo vis tiek rengtis tam gyvenimui, tai jinai buvo pelninga ir dabar jau net nebežinau vaikai šiomis dienomis, kuo jau svajoja būti, nes aš svajojau mažiausiai gal 10 kokių profesijų, kiekvienais metais po kokią profesiją išsirinkdavau. Tuo metu kario profesija buvo labai labai pelninga, tai tikrai, kad mūdu irgi būtume, matyt, kad ne šokius pasirinkę, ar kokio vienuolio kelią, bet būtume kario kelią pasirinkę, tai kas jau leisdavo visai užsitikrinti tą statusą. Ir buvo smagu, juolab, kad pakeliauti gali, kažkur pamatyti svetimų kraštų, kad ir išjoti į kokį nors karo grobio žygį, kas buvo labai, taip sakant, kai aš paklausiu, kaip mato visi vikingus. Ir dažniausiai vikingai visiems asocijuojasi su plėšikais. Sako, jie buvo plėšikai. Taip, tuo metu visi, iš esmės, visose gentyse, bendruomenėse, regionuose vyravo ta pati tendencija, nes tai buvo, be to, kad pamatai svetimus kraštus ir pakeliauji, su draugais pabūni, vis tiek žygis, visi mėgstam žygius, stovyklavietės, stovyklos, gamta, visi kiti dalykai. Plus turto gali prisigrobti. Tai kalbu apie tai drąsiai dėl to, kad tai buvo tiesiog kaip eiti į mokyklą, šiandien atsikeli ryte ir eini į mokyklą, tai tada kariai atsikeldavo ir ruošdavosi į žygį. O žygio metu tai be abejo
žaisdavo tuos žaidimus ir mes Žemutiniai pily, va čia valdovų rūmų, valdovų rezidencijos vietoje yra rasta labai daug šachmatų iš to laikotarpio ir žaidimas, kurį pavadinom kvirkatu, tai vat primena dabartinės šaškes, žaidimo kauliukas ir gyvūnų kaulai, šokikauliai ir visi kiti dalykai buvo naudojami žaidimams. Pakalbėkime apie valstybinių švenčių minėjimą, šventimą, būtent apie Liepos 6-ąją, bet gal pradėkime nuo klausimo pats Mindaugas, ar jis švęsdavo gimtadienius, kažkokias kitas šventes? Negalim pasakyti šitą. Čia galim tik spėliot, jungia vaizduotę, ar švęsdavo ką nors, sunku pasakyti. Kadangi norėjo visi jie būti krikščionys, aš manau, švęsdavo krikščioniškas šventės. Natūralu, kad kokios nors Kalėdos ar Velykos, sakykime, jiems turėjo būti pamažu tapt tapatybės dalim. Mums reikia suvokti, kad mes labai dar prastai suvokiam, kuo ta Liepos 6 skiriasi nuo mūsų dienų. Tas pats jau mano minėtas profesorius Jokubaitis savo, nemyli Lietuva Mindaugo Lietuvos. Nemyli. Čia niekas neįrodys, kad nors kitaip, jeigu Liepos 6 ant Palangos tilto tiesiama trispalvė, kuri neturi nieko bendro su Mindaugo Lietuva. Nes trispalvė išrado Basanavičiaus laikų Lietuva. Ir tą reikia turėti galvoj. Jeigu Liepos 6 prasme bandom suformuluoti, tai tą reikia visada pasakyti. Reikia matyti vasario 16. O tada jau kovo 11. Tada gali atsakyti klausimą labai paprastai. O kodėl mums tiek daug tų švenčių reikia? Dėl to, kad tokia mūsų istorija. Ir nieko nepadarysim. Mes tiek kartų kūrėm, praradom, vėl kūrėm, vėl praradom. Dėl to mums, aš kartais mokiniams sakau, džiaukimės, kad turim šiandien. Dar tokio 30-mečio mes Lietuvos istorijai dar nesam turėję. Tai ir kaip mums šiandien nepatinka daug kas, bet su tokia solidžiu ūkiu, solidžia intelektualinė aplinka, solidžia politika, drįsčiau. Mes dar tokios Lietuvos neturėjom. Niekuriais laikais. Nei Mindaugo, nei Vytauto. Ir kaip jūs pats minite šią šventę? Aš įsivaizduoju, kad jūs kaip istorika vis kviečia visokius renginius ir tarsi nelieka laiko pačiam kažkaip pabūt, paminėti asmeniškai. Dažniausiai iš tikrųjų dirbi. Ir kažkokio tokio šventimo gal net ir neturiu specialaus. Dėl to, kad mes neturim tradicijos. Jeigu, sakykime, kokios nors kūčias tu atsimeni iš vaikystės, kaip mama organizuoja, arba Velykas atsimeni, Joninės irgi. O šiuo atveju mes tos tokios valstybinių švenčių ritualų neturimgi. Tai aš dėl to laukiu, kol visuomenė subręs iki tokių tapatybės klausimų svarstymų. Tada galės pasakyti, neblogai sugalvojom. Tada ir atsiras galbūt tų šventimo tradicijos. O kol to nėra, tai sunku atsakyti labai paties klausimą. Ačiū už pokalbį. Nemažai klausimų atsakyta, nemažai klausimų ir kilo, klausantis istorikų pasakojimų. Tačiau tai ir svarbiausia – nepamiršti domėtis ir nepamiršti klausti. Švęskime valstybę su Liepos 6.